100 kilometrų iki Romos. Poryt susitiksim. Tik pradėjom kelionę. Iki artimiausio miesto net neįsivaizduoju iki. Gal tram virš kilometrų. Iki to Cityveche. Tai gal degalinę rasim netyčia. Arba reikia žiūrėti jau. Negesigalu. Eindas filmuojas, čia už negesigalu. Ir vėl blemba autostrada. Negerai, kaip nesmagu. Du šitie, kur kainuoja po 2 centų. Ir du šitie, kur kainuoja mažiau nei eurą. Kainavo mums 10 eurų. Zašibysą. Sustojom degalinį vadinasi. Bet tenai yra pleistas pastatas su mašinom viduje, tai nueisim apsižiūrėdam. Žiūrim, tai matosi mašina. Čia va taip. To išbėgs ta moteris, sakys, kur čia einat? Žiūrėt, tokį pasimt. Nu, bet čia pasimtum galėtum susitvarkyti realiai. Čia chata. Čia šis gyvena. Nu, susitvarkyti manoma būtų tikrai. Čia drabužiai palikti. Tokie atrodo savo eina, na. Net nenoriu žinot, kas ten. Viskas palikta. Pasiėmė tokius čia apleistus. Susitvarkai. Degonis balionas. Okay. Čia jau nuogas visai. Nu šitą gal dar geriau, čia jau tvarkyti šitą reikėtų. Bet tai nieko nelikė iš jo. Nelabai yra apsimokėti. Tokia taip tikrai. O, gardas. O, šunim atilijo čia. Ką tai visai gerai atrodantis. Šunim toksai voljeras. Mašinai tai pizda. Pizda. Jau pavogti esame, visokie parduoti. Aišku, bus jau nupist. Šis neįmanoma, kad čia ir būtų likęs sakumas. Tuščia. Pasitaikė, atvežė kažkas. Numerių nieko nelikė. Matai, jau čia variklio numeriai likė vis tiek. Kam? Nu, dar mašiną galima atskirti ne tik iš numerių, bet ir iš variklio yra ten kodas. Taip, žinai. Labai senai, prieš daug metų, gal buvo apie avariją, dar kažkai nežinojau, kur išmesti. Gali būt. Čia jaučiu nieko nėra. Hello. How are you? Kanistrukė. Tušti visi. Šaldytuvas. Tai nieko vertas, galima sakyti. Bet į daiktai visi jame. Kačiūtas. Tiksliai. Tėvui sakė, reikia. O, blemba. Okei, čia atsargiai su laiptai. Laiptai tai mažiausiai patikimi. Bet ar ją pačia eina lipti? Čia bėgte už... Nu gerai, čia gal ir nelabai saibys būt. O, einam į apačią rimtai, man. Atsargiai tik vienis neužliuk. Ir dažniausiai čia vanduo būna. O, kuš, tirkas. O, aš tokio pastato norėčiau, čia tiek daug vietos pasidaryti realiai kažką.
Nu, bet čia statytas ir ne... Tu širt. Atsip nesukrepti. Čia toksai jisai statytas ir nedabaigtas statyti. Aha, bet čia dar porą aukštų yra. Normaliai. Iš šono toks šūdas atrodė, čia visai nieko. Dušas čia apračioj buvo planuojami. Tokia. Ir kažkieno ūkius duoda. Neapsaičiamų. Čia kai žinot, kur atiko posakį draugelį, žino trumpesnį kelią. Tai čia neapsai žino trumpesnį kelią. Va. Per čia, parkai. Viskas gerai. Kas buvo? Ne, čia žiau ir tas vairas jau krito. Tiesiog krito. Lemą duoda tokius vakelius. Šiaip net su tanku važiuoti reikia, ble. Eik tu. Dabar tavo ratai apsaugą užsidėjo čia tokį. Bet kaip taškys tau. Kaip dabar tau taškys. Tu durnas. Aš net apsaugos neturiu. Tu pasižiūrėk. Aš pridėjau. Mepsai žino. Tu pažiūrėk, va ten. 200 metrų yra toks takas. O mes... Man dviratis įsmigo ir neįsitraukė. Įsmigo. Įsmigo dviratis. Atrodo visiškai ten nieko nėra. Tik dviratis. Po va tiek va kažkur įsmigo dviratis. Tu durn? Va tiek va tiek. Pasižiūrėkit. Koks gražus dviratis. Varom. Nesveikai. Net ant stabdžių užsidėjo tos sluoksnės, tai dabar toksai būna. Badė mane tai. Kažkam šiandien į plavyklą reikia. Varysim jo šiandien į plavyklą. Gal savo dviratis. Gali patys važiuoti. Jagauji, tai.
naminius kepšniukus su seliotėm. Žodžiu, labai šiandien skubėjom, nes vėlai pradėjom ir norėjau nuvažiuoti 500 km, bet nelabai pavyko. Davažiavom iki Citje Vechlė. Nu, žodžiu, nedavažiavom, nedaug trūksta iki to miesto, bet jau per tamsą buvo, tai galvoju ir nesikankins. Labai išvargino visas toks arimas, nes labai mažai stopų darėm. Tai va. Tai ką dabar, pavalgom, susiruošiam, sukrentam į palapinę, pasikuriam streamą ir žiūrėsim, kaip rytoj bus. Čia kas per situaciją įvyko, tai mes miegojom ir iš pačio ryto atėjo šalia esantis darbuotojai. Už to mes miegojom prie atvoros metalo laužo ir dieną prieš mum atvykstant tenai jos apvogė. Tai buvo šeštadienį apvogė, sekmadienį mes atvykom miegoti. Ir jie į darbą ateinant pirmadienį atėjo ir pagalvojo, kad čia mes apvogėm. Quanto può essere qua a dormire? Oggi, ieri siamo venuti. Non sentire nessun rumore, niente che ci hanno rubato. Rubato? Qua. Hanno messo la scaletta. No, niente. Noi stiamo facendo un giro per l'Italia con le Ibiza, venuti da Milano. Abbiamo visto questo posto, siamo venuti per dormire. Oggi dopo mattina dovevamo andare via già. Non abbiamo sentito niente. No. Ieri sera, sì. Non niente, non abbiamo sentito. È come dico io, le amorose quando saltano di là. Oh, fanno telefono da te. Vabbè, dai, continua a dormire, tutto a posto. Grazie. Che ne ustai? Good. Io sapevo Ką? Io sapevo che c'è prie mūsų. Rimtai? Eik tu, man. Gerai, eikit, sako, miegoti. Gal galim padėti kažką? Ką mes čia padėsim? Čia buvo viskas suplanuota. Keliamas? Jo. Aš normaliai nuo pačio ryto, tai. Mes čia apvažiavome. Nu. Aš girdžiu tik tai sako, karabinierių kažką. Aš jau gavau čia patys karabinierių, sako, tipo, ei, čia karabinieriai, eikite, lipkite. Прям что žiauriai pažiūrėti. Tas toks ir pirmą kartą. Dabar bus bomba. Žiūkai atvarėm išsimaudyti plovyklą. Ne, kaujam dviračius išplausim, nes Otilijos pavakar tai košmariškai atrodo. Košmariškai. Bet prasiplausim ir gražiau jūsų vardai atrodys ant dviračių ir tiek. Gal biskį negerai, kad ant lenciūgų ir žvaigždės taip darom. Nelabai gerai, bet jiems jau geriau nebus. Nukris garantuotai toj.
Iš kitos pusės papurks ir kris. Palauk. Manęs neišmaun. Palauk. Sėdynė nuo tos ravės plyšė. Ai, na šiaip. Čia jau buvo plyšė, čia tai nieko, bet čia taip. Bliama, tos sėdynės dar kainuoja bišį. Eina na. Aš dar batų net neįperku. Ir čia dar toli iki iššūkio pabaigos, bet pažiūrėkit, kiek buvo kuriukų. Bum, 9 bičiukai. Nu, vienas pasikartoja. Ir tada čia, bum, tik tai 5. Aušra, Bernadeta ir Roberta. Bičiai laimi. Šį kartą moteris pralaimės. Otilija naga maudasi. Čia toks nemažiukas. Jeigu pavyks, tai lendam mes čia. Buvo iš čia ką pravaikščiot. Bet irgi matosi, kad sena. Labai sena. Fabrikas greičiausiai koks buvo. Čia va taip ir bus mums saugu vaikščiot. Nu jo, čia labai nesaugu. Labai nesaugu. Jo. Normaliai. Kietai. Štelpa. Ten nieko gero. Taretas. Palaiptis kažkaip. Aha. Gal iš pirmas tokį išlipsiu, pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Pažiūrėk, ir lubos tokios, vaiką patikimas. Čia kokius 4 metrus pakriščiau. Nu, 5 persikau. Taip, ne iš patvariausių. Atsargiai čia yra kris.
Gan visai tvirtai. Dar čia lūpenų pilna. Gal nelipk. Ai, blema, čia dar aukščiau eina. Ką daro Matilija? Nori lipt? Ar nelabai? Nelabai. Tai tada palauk, aš dar palipu aukščiau pažiūrėt, okei? Ką gero, ką gero. O tenai lipsinu. Važiuoju. Okei. Okei, kaip ir tvirtai atrodo. Tik labai siaura. Okei. Aš bijau aukščio, tai pasiliksiu čia apačioj palaiktas, užlips ten į patį viršų kažkur, man atrodo, kad net ant stogo. Aš pastovėsiu čia, pakalbėsiu. Kaip sekasi? Kaip sekasi? O, čia dabar jau labai aukštai lipo. Nu, čia jau labai aukštai, labai pavojinga. Laiptai. Gal nelipt? Jo, aš čia gyvenčiau. Širdis virpa. Oi, tušči. Senė. Ant šito, nežinau, ar čia... Oi, tušikt. Koks paukščiukas gražus. Įsikibęs aš į tą rūdį. Šiaurinė nestabilu. Bet kaip gražu. Atrodo, Airidas čia kažkur bus. Pats viršus. Ok, leidžiuosi į apačią. Čia laiptukų pusė net nėra. Šiknuojant tokį. Pliamo, dar toks Jo, pareina į apačią. Dar mano dubuo toksai platus, čia vos talpa. Ok. Bet kažkas šneka šon. Ok. Pliamo, vienintelį švarus rūbai. Ir dabar jiems pizdės bus. Airidas ten pusė laiptukų nėra, tai dabar jau grįžtinėja. Ja, pačiau. Pizdės ten aukštai normaliai. Ir kaip trapu tenai. Širdis tik tai virpa ir noris eit pažiūrėti. Ir toks eina ir... Kaip ir viską čia jau apėjo. Nu, privėsi, ką norėtų toks. Didžiulis, gražus architektūra graži. Bet tai nelabai čia ką ir likia, jau labai senas. O būtų į naujesnį kokią, nes neapleista, smagu nuvaryti su daiktais. Šitai išniokota, išdaužyta viskas. Ir per laiką jau čia jau yra viskas. Išsigimėlį kažkaip, negaliu. Pažiūrėkit, tarpukas.
Sustojom pusryčių ir pietų tuo pačiu metu padaryti. Kava čia porą eurų kainuoja, tai pataikėm čia labai gerai vietų. Važiavam su Otilija Mepsus. Žiūrim, kad šiandien nelabai mums apsimoka iki Romos važiuoti, nes tamsumoje atvažiuosim. Galvojam, rytoj dieną geriau pasiliksim. Ir gal dar kažką sugalvosim tenai nuveikti. Reikia pasižiūrėti daugiau pramogų. Gal va šiandien darysim streamą, gal kažkas kažką pasiūlys, nes ten rašė, kad žmogus kažkoks nori susitikti su mumis, tai va gal netyčia pasieks kažko susimatyti iš lietuvių. Kas būtų smagu. Aišku, labai daug pinigų negalim leisti. Galim sakyti, iš vis nieko negalim leisti, nes ir taip mums labai dar trūkumas jau. Čia vieną tą kitą reikia pirkti, dar šunis atvaro, tai... Baisu. Sakė, tėtis lašinių gali būti, kad mes įsimta prie šunų. Tai turėsim bent jau ką pavalgyti, skanaus. Sakiau, dar estrelas mėlyno čipsą noriu. Dar galvoju, tėčiu pasakyti, kad burokėlius loiką atsiųstų sriubos, kad įsivirtume. Ir kad batų pirkti nereikėtų irgi iš Jo, Lietuvos. irgi iš namų atveš batus. Kad pataupyt biškį. Jo. Taupų žmonės pasidarė. Nu, taip. Pirmą kartą. Pam pam param pam 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 pam. Tam štukų peržiūrų šokam į jūrą su Otilija. Smagiai čia pasidarė. Daržo. Čia daržuojas. Nėra labai tokia, šiandien nėra labai tokia didelio vėjo, bet šaltas, tai vėjukas pučia. Šalta. Šiandien irgi naktį šalta nagas. Kažkaip apsibombinsim, gerai bus. Tai ir pasiekė mūsų tikslą, tik tai, kad prie jūros dar šito miesto nuvažiuosim ir viskas. Labai dreba, bet pažiūrėkit kokie medukai. Bumt. Tokį kelią dar. Nu tokia večiukė mes čia nusižiūrėjom, vėjas gan šiandien toks ramus, bangos skalaus tik tai mum ausis. Buvom į tą terasikį iššokt, nes čia kažkaip ir nesezonas matau šitų barų. Nu, juodas smėliukas, viskas čiki-piki, priki-birki. Ir varom va su visais 9 ir 5 panelėm. Kažkur tenai įsikursim, išėsim gal valgyt, ką nors pasikursim. Nu, čia dar mesytės yra, aišku, nuo vakar liko tų, kur pirkom, 6 kepsniukus liko. Tai va toks va, su šalotom. Žodžiu, kas nežinau, kas nesekat Instagrame, turiu ligą įvairiaspalvį, dedarbinį, žodžiu, ir čia su publika nusprendėm, kad jau reikia gydyti, nes jau čia man metus plinta ir viršutinė kūno dalis tokia spalva ruda. Nu, žodžiu, rasėkičiu. Tai žinau, kad visiems čia įdomu, nes šimtais klausimų buvo, tai nuėjom pas daktariukę, šitą va pasiūlę vaistą. Nežinau, ar čia padės kažkuo tais, bet noriu va su jumis pasidalinti, ar pavyks visą tai. Pirmas idėjas, kažkaip.
kad viso va reikia ištekti. Dabar biškį palaikysim, kad išdžiūtų. Pabandėm tokį biškį didesnį sluoksnį uždėti. Ir tada reikės iš karto eit mauntis. Dabar jau kai tikras Instagramas, influenceris, dar reklamų hit me up, nes mes bomžauja. Žodžiu, kaip ir smaudžiau, kol kas jokio efekto nesimato. Jeigu nespėčiau šitą vlogą įkelt, užeikite Instagramą, tenai įkelsiu visą progresą, kaip viskas vyksta, ar pavyko, ar pasveiko, ar jeigu nepavyko, ką darysim toliau. Instagramus abu palieku ant ekrano, o jeigu kas nori paprašiau, yra aprašymai. Atsitūp prie jos. Žodžiu, buvo visiškai pisties palapiniai ir turėjau, draugas pasiūlė verdiktą, sako, tai patrumpink, nu, tipo, išim po vieną. Išėmiau, nukirpau ten vidui tą šniūrą, po to pagavau, susirišau ir va, koks verdiktas. Dėkui, Aurimai. Labai geras tas. Dėkui. Iškart geriau palapinė atrodo. Nu, žodžiu. Padariau tokius guziukus, kad kuo aukščiau laikytųsi. Pririšau taip, už apačios pagaliuką. Nežinau. Taip kentėti reikės. Kiek pavyks. Pala, dar viršų davai užmetam. Pagalius reikia. Jo, reikia. Kaip jums tokia palapinė? Dėkui, Auri. Visąlaik svajojau tokį turėt bunkerį. Batų dėžutę. Nepamėgosiu, čia normaliai nieko. Nei vakar nepamėgoju, nei šiandien. Vakar, kai mumis žiauriai buvo užlyję. Pisties. Permerkė visi buvo. Žodžiu, šiandien keliamės ir šiandien kai ką darysim kitokią, kitaip. Yra gera naujienų daug. Taip, pamatysit. Mumis Lietuvoje čia barakai taip stovi. Kas čia buvo? Stabdžiai. Nebėgi stabdžiai? Nežinau, bandau. Išklausyti, ten yra tiesiai. Kelias, įsivandau, bandžiau stabdyti, savais taikais, nes nestabdžiau visą. Ir visas vaivas sutinėjosi man. Tas vaivas kažkodėl netvirtas. Man jau antrą dieną tas vairas tik pasuko kažkur, jisai sutinėjasi, bet tai man kokią didesnio posūkį. Va, visas vairas. Va. Ir dabar, dabar tai jau pizė. Ir prieš tai buvo dar jau pizė. Man rodos ratlankį sulankstai. Pastum dviratį. Pizda ratų. Pastum dviratį visus kreivus. Kaip bananas išsirėtis. Abejoju ir bum į tą sieną krenta. Kaip pati sveika? Čia yra, nes virusas bandžiau stabdytis, tai perdės iš šitą. Kaip lengva, kad čia parsukus, tai kad čia tai padaro, tiesiai kurvai tą varyti. Į gatvę. Ką čia taip įsiganai? Nu, nes, tai kaip jūs žinot, tas vairas visas taip
sako, tada pamačiau gatvę, iškart mašinos stabdau ir nebiškai nesistabdė tas dviratis ir tiesiog įsigandau nepasvairavau ir tiesiai čia įkris. Žodžiu, varėm į Decatloną kitais reikalais, bet dabar net nežinau kaip gausis. Žodžiu, netoli jis yra, tai varomės į Decatloną, pagalvosim, ką čia daryti. Šutinai gaunas. Nu, na, čia koks balaganas, tai Romai. Man į tokią vietą į Decatlonas. Kažkur pasislėpęs. Apačioje jaučiu pusį. Žodžiu, atvykom. Yra tokie variantai. Turim tokią pačią palapinę kaip čia. Arba imam trivietę, didesnį. Jų visai kito pasirinkimo nėra. Pasižiūrėjau iš panaudotų, gal kažkas bus. Kokias geriausias variantas. Galima, aišku, dar kažkur važiuoti ir bandyti ieškoti. O jeigu ten iš vis nieko nebus, nes čia pas juos nesezonas, jie nepardavinėja. Pizdukai. Tai va tas jau baisu. Nes jeigu mes išvažiuosim, tai jau tikrai niekam nebegrįšim. Galvoju, ta trivietė, gal ir nieko variantas. Nusipirkam tą trivietę. Jos plotis yra 1,95 m, mes su čiužiniu užėmam 1,20 m ir lieka 75 cm. Nu, tai dar 5 cm ten plius minus ir šunim lieka 7 cm. Kažkokį gultą jiems ar kažką paimsim. Manau, pakankamai užteks. Svoris iškart jaučiasi daug didesnis. Tai kas blogai, kad man nepatinka šitą rūšis, nes labai tie stulpeliai greit lūp. Bet kadangi neįtempinėsim, tai bus gal ir gerai. Vienintelis variantas, ką galime imti dabar. Kad nepagalvotumėt, kad čia apgaudinėjom, čia ta pati palapinė, tai čia yra mūsų sena. Ir čia yra, va ką tik nusipirkus. Dar čia turiu, jeigu ką, dėl viso pikto. Jo, ir kad patikėtumėt, kad tikrai skiriasi palapinė baisiai, tai pasakysim šitą ir tą pamatysim, ten kiek skiriasi dydis ir visą kitą. Avarija dirbiškai vyko, nieko tokia, dabar esu laiminga, nežinau kodėl, bet tokia happy. Ką čia taip dėliojam, kodėl čia bandom įrodyti, kad vis tipo kita čia palapinė. Tai nes yra žmonių, nu, greičiau vaikai, kurie netiki, kad mes čia ruošimės pirkti, tik apipisinėjom žmonės. Nes tipo vakar darėm streamą ir rašėm visus ant palapinės, kad surinktume naujas palapinės. Nu, tipo ant inventorių, žinau. Nu, tik tiek norėjau pasakyti. Žodžiu, labai daug pafilmuoti, kaip stumimės, nepavyko, bet čia pagaliau kažkokį kraštą išvarėm. Čia porą dar tų fotografuojamų vietų bus, bet nežinau, gal nebus šabakštyno. Labai sunku, kai stumėm ir filmuoti. Bet, nu, tai va, šiandien nedaug ir nuvažiavom. Iki Romos čia mum juokas buvo nuvažiuoti, nes jau ten 2 kažkeli kilometrai buvo likę, tai čia juokas. O dabar va čia pačioj Romoj visą dieną ir užtruko. Tai dar kelias valandas liko, kol sutemsiu, aš noriu dar palapinę įsities, pasižiūrėti, jums parodyti. Pagaliau. Ką planuojam dėl rato daryti? Tai mano vaikystėje panašiai buvo, gal tik baisiau su ratu. Tai mes storą žmogų ant rato pastovinom, ant kitos pusės atsistojom ir įsitiesinę ir dar važinėjom ten, neatsimenu kiek laiko. Tai galvoju tą patį pabandyti dabar, nes visą ratlankį biškių kainuos čia pakeisti. Nu, žiūrėsim, kaip čia gausi.
Nu, svarbu, kad sveikata va. Sveikata nesužaloja, viskas gerai. Dviratį tai dar pakeisim, jau. O Tilijos rankos kokios nepakeistume. Senoji palapinė svėrė, nežinau, čia kur čia parodė, 2 kg kablis čia. Šitą svėrė. Kur pliama dingo? Ai. 3,4. Čia svorio skirtumas nėra per didelis. Dydžių. Aš šiandien ją blogai supakau, nes ten jinai jau perlaužus visą kitą, tai taip tai jinai daug mažesnė būna. Bet pagal dydžius tai čiut ne dvigubai jinai platesnė. Tai to ir mums reikia. Nu, žodžiu, turbūt įrodymų nereikės, kad tikrai nauja palapinė. Bet tai čia juokauja. Skaitosi tipo tik 3 žmonių, o ten 2, ten aš 1 silpčiau, o čia 5 tilptume. Nedėk bato, jau atsiliai išmulis. Nu, čia tokia gigantiška. Gerai, perfekta, džiaugiuosi, kad neėmėm 4, aš jau galvau 4 būtinai mums reikės. Šitos labai užteks, labai. Ir kas svarbiausia, užimamos ne taip kaip jinai ir sveria tik kilogramų daugiau, tai didelis pliusas. Nu ir visai nieko jinai, lietaus nepraleidžia, jeigu šniūrus sutempi tenai apačioj. Nes taip tai tą antrą sluoksnį vėjas pakelia ir tada lietutis įbėga tenai. Tai visą laiką reikės dabar įtempinėti. Aišku, čia tokia vieta, šiukšlinį išsirinkom, bet bandėm į laukus tenai, tai mokas iš batų liko. Galvojam, tiek to, čia bus geriau. Mašinas neturėtų važinėti, smarvės jokios nėra, tai manau bus ir čia gerai. Šitą nupirkti. Da, man rodos, reikia nuimti ratą. Ne. Tilija laiko telefoną. Laikau telefoną, labai padedu. Ir nemačiau, aš galvau ten nusileisti ir, žinai, ant gatvelės, tipo, ant takelis ten irgi teisės. Nu, sakau, tokia įdomi vieta ten buvo. Taip, pauš. Tu pirma gal atsistok? Tu man stotis? Stok ant šitos dalies ir ant šitos. Jo, į kitą pusę sako reikia. Ai, kurva, susmigo kiaurė. Lečia tie špikiai. Pabusk. Čia man rodo. Čia gerai kibo, reiškia, jeigu taip supisa. Čia jau pizdės. Jo, dar pamtų vėl tas. Ką, kad mums išbėgti? Vieną pan. Pakėkit. Dar kartą. O, jaučiau, kai susilenkia. Okay. Jau gerin. Ai, čia taip visai. Normaliai, ai ne. Biški šlampuoja. Geriau nei buvo. Žymiai geriau negu buvo. Ne, geriau nei iš vis pirmą kartą Jo, buvo. jo. Pas mane dar kreivesnis už jo. Jo. Pas mane ir taip visą laiką jisai toks buvo. Eik tu, na, pasižiūrėk. Nežinau, ar spėjo per Otilijos telefoną nusifilmuoti, nes išsikrovė. Tai, opa. Nėra perfekt, bet neturim kitų. Žodžiu, čia palaipėjom, žiūrėjom, kur bangelė susidarė. Aš iš vienos pusės stovėjau, Otilija uždėjo ant tos bangos, nu, žinot, banga kai buvo, tai ant viršaus uždėjo koją, biškį masės ir išsilygino. Tai dabar jos tiesesnis ratas negu mano priekį. Manau, plius. 5 eurų nereikėjo mokėti. Būtų reikėjo daug. Ai, priekinis net netiek daug būtų kainavęs, kiek galinis, bet vis tiek. 5 eurų kažkur būtume išleidę.
Bet dabar dar viena problema, man reikia, kad pritvirtintum vairą. Kaip ir su ratų problema įspręsta, tik tai pasėjo vairas labai atsilaisvino nuo to viso smūgio. Ir mes vienintelį raktą, kurį turim, tai tokį. Ir jisai per mažas, laisvas vairas sustiprinti. Tai čia irgi nebėda, pavažiuot dar pavyks kažkaip lygioj vietoj. Tai šitas tvarkys. Ir pažiūrėkit, kad sėdynė, reiks su sėdynė irgi, nes čia atsiliepis dėt. Žiūrėk, čia tai už viso nepamirštinimo nebėra. Reikia jau irgi, laikas atėjo. Čia tai naują dviratį surinksim tai. Man atrodo, šitas dviratis kainavo 25 eurus, bet po viso iššūkio jo vertė bus gal, nežinau, 1000 eurų. Nevertėjo sukišti jį tiek man. Na, jo. Žodžiu, ir dabar ką darysim, tai šitą palapinę iš tikrųjų susiviniosim ir ją pasiliksim, manau. Žiūrėsim, ar bus patogu tasyti. Bet dabar ką darysiu, tai visus vardus, kuriuos per streamą užrašėm, perrašysiu taip pat, tik tai ant šitos didelės palapinės. Ir dar ant dviračių reikia parašyti vardus, nes jau čia porą dienų nerašėm, bet prisirinko belenkiek naujų ir dabar aš net nebežinau, kur, kiek, kas pirmauja, nes tikrai labai daug buvo tų donationų, tai žiūrėsim, aš tikiuosi neatsilieku baisina. Ir nes kiek mačiau, tai daugiausia vaikinų donationų, tai man baisu. Tai tiek ir buvo šitam epizodui. Noriu visiems padėkoti, kurie žiūri streamus, kurie palaikot, kurie laikinat, subscribinat, ar netgi donatinat. Citagodamas kiekvieną streamą, kuris parems, rašysiu jumis ant palapinės. Ir susitiksim kitam vlogė. Čia.